Mykolo Riomerio universiteto bendruomenė aplankė didžiai švelni šventė – vasario 14-oji, arba kitaip dar žinoma kaip Valentino diena. Klausau? Kas yra meilė? Labai subjektyvus klausimas. Viena meilė gali būti kompiuteris, kitam gali būti panelė, kitam gali būti berniukas, vieniem būna medis, nežinau, subjektyvu. O kas jums yra meilė? Man yra meilė, kai labai yra sunku nusakyti jausmus kitam žmogui, kai lauki kito žmogaus, susitikimo dažnai su juo, kai negali nustoti galvoti apie kitą žmogų, ko gero tiek. O ko palinkėtumėt universiteto bendruomeniai šios gražios šventės proga? Daugiau mylėti vienas kitą. Kas yra meilė? Meilė? Nežinau, tai gal kažkoks ryšys tarp panelės vaikino. Tai Marų bendruomeniai palinkėtum šitą progą. Marų bendruomeniai? Linkiu išlikti linksmai, vieną kitą mylinčiai, pasitikinčiai. Svarbiausia, žiūrėkit kiekvieną dieną su šypsena ir būkit geros nuotaikos. Tai yra varomoji jėga meilė, kuri neleidžia stovėti vietoje, o visą laiką verčia judėti į priekį. Studentams ir visai bendruomeniai šitą gražią progą Valentino dienos. Mylėkit ir būkit mylimi. Daug meilės. Kas jums yra meilė? Man kas yra meilė. Vienas labai paprastas dalykas, kai tu suvoki, kad daugiau negali be to, ką tu myli, kad nebegali judėti į priekį ir be meilės tu tiesiog degraduoji. O ko palinkėtumėt visiems Marų studentams šios gražios šventės proga, tai yra Valentino dienos? Nebūti vieniems. Labai jas. Tai kas jums yra meilė? Kas man yra meilė? Geras klausimas. Neabejingumas. Tas jausmas, kai tu turi namus, turi kur grįžti, yra meilė. Bet meilė ne tik žmogui. Tai vietai, kur tu gyveni. Meilė man daug plačiau negu santykis tarp dviejų žmonių. Dabar netikėtas klausimas, tai ko palinkėtumėt Riomerio studentams visiems šitą gražią Valentino dienos progą? Tai meilės! Ne, jeigu rimtai, tai Šliogeris kažkaip sakė panašius žodžius susikurti meilės lauką aplink save. Meilės lauką kurti ne tik aplink save, kalbant apie aplinkinius ir draugus ir savo giminės, bet jo bandyti kurti ir tose vietose, kur labai trūksta meilės. Labai kviečiu savanoriauti ir kviečiu eiti į tą patį mergaičių socializacijos centrą, kur meilės lauko beveik nėra, arba jis be proto nematomas. Aš kartais galvoju, kad aš ten vaikštau po jausmų požemius, kur jausmų su akimis tu nematysi jų. Tai kviečiu ir dalintis tą meilę. Tiesiog dalinkimės ją, su tais, kurie galbūt turi jos mažiau. Ačiū. Praėjo sesija, sakykit. Man tai puikiai kaip visada. Man taip gerai, bet galėtų būti dar geriau. O kuriam kurse dabar esat? Aš antram. Trečias viešo administravimo kursas. Mano taip pat viešo administravimo. Tai sunku buvo ar nelabai? Man tai buvo pati sunkiausia sesija, apart pirmos sesijos, o šiaip tai viskas gerai, jau gal pripranti, kaip reikia mokytis, tiesiog normaliai. Man tai ta sesija buvo, jaučiu labiausiai reikalaujantį darbą. Nes iš tikrųjų buvo tokių dalykų, kur reikėjo ir stipriai pasėdėti ir pasimokyti, nebuvo taip kaip anuose sesijose, kad pasimokai paskutinę naktį ir gana. Tai ilgos naktis prieš sesijos egzaminus? Nu taip, iš tikrųjų taip. Nu taip, nėra taip lengva, kai kas galvoja, kad čia pasimokysiu vieną naktį ir užteks tai. Tai palinkėkit prieš kitas sesijas ko nors studentams. Susikaupimo, atsakingumo. Aš tai linkėčiau rasti kiekvienam savo studijavimo metodiką, kad būtų kuo paprasčiau kiekvienam, nes man gal yra gerai, kai aš skaitau visko, kitam gal kai konspektuojasi, tai nežinau. Ir nepasilikti paskutiniai nakčiai. O, taip. Buvo įvertinta pernai, tai
normaliai, sakyčiau. O palinkėjimas? Palinkėjimas visiems daug mokytis, sėkmingai būtent mokytis. Ir tik aš nežinau. Sveiki! Vasario 14 dieną numatoma Širdelių kruša bei Amūro strėlių lietus. Labiau kaip lietus numatomi karšto oro gūsiai. Šiauriau žvarbaus vėjo srautai. Nepamirškite apkabinti savo artimus žmones, bet kokios.